Labas vakaras, kolektyvas. Taigi, vėl sekmadienis, vėl mokomės ir šį kartą judame su strategija. Strategija šį kartą labai paprasta. Kiekvienas gali ją naudoti ir kaip šitame video šnekėjome apie prop firmas, galite naudoti šią strategiją, norint pereiti prop firmos challenge'us. Kaip ir sakiau, labai paprasta, labai lengva ją laviruoti ir svarbiausia ieškoti tinkamų taškų įeiti ir tinkamų taškų išeiti. Taigi, pirmasis dalykas, kaip visados mes nueiname į Trading View'ą. Nuėję į Trading View'ą, nueiname viršuje į indikatorius, parašome EMA, mūsų pirmasis indikatorius, nueiname į nustatymus. Nustatymuose taip, stylą gali tiesiog pasiryškinti, aš bent jau taip darysiu, aš taip ir dariau. Ir lengthą padarome ties 100. Viskas labai paprasta. Antras indikatorius turime MACD. Moving Average Conversion Diversion. Paspaudžiame. Ir mūsų tikslas su šiuo indikatoriu bus ieškoti vietų, kur vyksta va tokie dalykai, kaip crossoveriai. Ir tada mes įeisime į treidus. Taigi, dabar judame, atlikau 4 treidus, visi GBP USD, niekur kitur nelindau, norėjau pažiūrėti, kaipgi man čia seksis. Ir su GBP USD mes turime 3 treidus pliuse, 1 minuse, taip jau būna. Ir su šia strategija atlikęs 4 treidus uždirbau 2 štukas baksų. Tai, sakykime, visai patogu. Tikrai visai patogiai. Ir kas aktualu labai, jog su tvarkingu risk managementu pro firmose tą patį galite padaryti. Tik tai vėl reikia pirmiausia praeiti challenge. Tad važiuojam. Kaip ir sakiau, GBP USD mes iš šito charto niekur neisim. Taigi, 3 dienas atlikinėjau treidus, 4 treidai, tad pasižiūrime, kokiomis sąlygomis, kaip visa tai buvo įgyvendinta. Ir dabar taip, pirmasis treidas, ką mes matome, tai yra stiprus pušinimas į apačią. Stiprus pušinimas į apačią reiškia, viršuje yra pinigų, stiprus volatility lygis ir reikia juos nusimti. Taigi, ko aš laukiau, tai yra, kol grafikas šitoje vietoje pasikonsoliduoja, krosina mūsų EMA 100, backupino, kas man atrodė labai geras ženklas, atsimušė į mūsų EMA 100. Ir kad įeiti į treidą, man yra aktualu MACD indikatorius šioje vietoje, kur yra susikirtimas. Taipogi galite holograma šitas pasižiūrėti, pasigūglinti, ką jos suteikia, bet šitoj strategijai man jos nebuvo aktualios, todėl, kaip sakau, galite jas pritaikyti kartu įeinant į treidą, galite nepritaikyti, galite naudoti strategiją, kaip naudoju aš. Mano dabar taip. Tai profito lygis 1:3, kaip visą laiką, 1:3 pas mane taip yra. Iš kitos pusės buvo galima taikytis į hajus. Ir tikėtis, jo grafikas, tarkime, iki šitos vietos dakils. Tačiau būtų netgi 1:15 risk rewardas, kas yra žvėriškai per daug, iš tikrųjų, tad geriau kukliau, bet su plius. Turėkite omeny. Tai man, prisitraukiame ir pasižiūrime, kaip sujudėjo treidas. Kaip matote, kilimas ir respektina mūsų EMA 100. Ir kas man labai patiko, kad grafikas pilnai respektina mūsų EMA 100. Jo daugiau nebeliečia ir eina į viršų ir aš buvau užtikrintas, jog šitas treidas va taip į viršų į apačią, formuodamas high highs ir high lows, pasieks mūsų take profito lygį šitoje vietoje. Ir su šiuo treidu aš uždirbau apie 750 baksų. Tad, liuks. Taigi, antrasis treidas, vėl toliau judame su GBP USD. Šį kartą truputuką kitokią situaciją. Mes matome šitoje vietoje kilimą į viršų, kas yra, jog krosino mūsų EMA 100 ir palaikė dėgymą, taip sakykime, ne? Tada nusileido į apačią ir pradėjo vėl po truputį kilti. Dabar, kodėl aš ėjau, galima sakyti, jog ir strategija, nes krosino šitoje vietoje maždaug mūsų EMA 100, tai buvo gera galimybė įeiti. Toliau taip pat turėjome šitoje vietoje krosinimą, kas mums patvirtino, jo galime įeiti treidą. Tačiau taipogi, kas man dar labai patiko, tai yra
šita vieta maždaug. Kągi mes čia matome? Dabar mes matome, jog šita vieta yra respektinama. Šitoje vietoje jinai atsimušė, pakilo į viršų, vėl nusileido į apačią, šitoje vietoje jai neleido žemiau nusileisti. Čia lyg ir mūsų suporto linija, tik tai, kad minutinis grafikas, tai būtų galima įsireikšti kaip key levelis, sakyti. Tada vėl pakilo, vėl pradėjo leisti, šitoje vietoje vėl nedavė bairiai nusileisti žemiau ir grafikas pradėjo kilti. Ir man tiek confirmation tikrai pakanka. Ir dabar, kad ir minutinis grafikas, tačiau ryškiai matome, jog šitoje vietoje, jeigu mūsų grafikas nueina žemiau, raudona pasidaro, nueina žemiau ir krosina ties šitą vietą, tai rodytų ženklą, jog mūsų bajeriai apsileido ir neberespektina šitos zonos ir aš esu neteisus ir galiu išeiti iš treido, turėdamas minimalų minusą, kas yra 1% testuojant strategijas. Dabar pasižiūrime, kaipgi suėjo šitas treidas. Kaip matote, iškart grafikas pradėjo šokinėti, pradėjo kilti viršų, kas man labai patiko. Konsolidavosi ir tada hitino mūsų take profito lygį. Kaip matote, buvo stiprus šuolis, pusė 9, tai reiškia pusė 11 mūsų Lietuvos laikų. Hitino mano take profito lygį. Čia buvo 1/3 risk rewardas, taigi vėl aš uždirbau 750 baksų. Atlikinėdama šią strategiją aš naudojau vieną brokerį, kurį galite rasti nuėję pas mane į blogą juškefx.com, spaudžiate brokeriai ir nusileidę į apačią. Ne pirmasis brokeris, o visus treidus atlikau naudodamas antrąjį brokerį, galite pasiskaityti ir tikrai nenusivilsite, jeigu padžioinsite į jį. Trečiasis treidas GBP USD, judame toliau ir turime mes ką? Mes turėjome stiprų pušinimą šitoje vietoje. Stiprus pušinimas į viršų, respektina zona mūsų EMA100. Tačiau pradėjo kristi į apačią vėl. Rage marketas pakilo į apačią. Dėl to jau iš tikrųjų optimaliai ieškojausi aš short pozicijos. Tačiau man kas nepatiko, kad buvo čia krosinimas. Šitoje vietoje buvo krosinimas. Ir grafikas pradėjo kilti viršų. Bet man reikėjo ir kas man buvo aktualu, jog grafikas būtų aukščiau mūsų EMA100. Kaip šitoje vietoje stiprus pušinimas į viršų, krosinant mūsų EMA100. Taipogi, turime vėl mūsų zoną. Šitoje vietoje. Vieną kartą atsimušė, antrą kartą atsimušė. Šitoje vietoje neatsimušė, tačiau bajeriai toliau pradėjo pušinti kainą į viršų. Čia pasikonsolidavo, davė stiprų pušinimą į viršų. Aš turėjau mūsų krosinimą apačioje, kaip matote, ir nusprendžiau, jog čia gera galimybė įeiti į treidą. Įeiname į treidą. Ir kaip matote, stiprus pušinimas į viršų ir iš tikrųjų šitas treidas netruko ilgai. Ir čia netgi, kaip matote, būtų toliau kaina pušinus į viršų. Galime truputuką pasižiūrėti. Kaina toliau respektina. Kaip matote, mūsų EMA100. Ir sakykime, būtų galima išeiti šitoje vietoje, kas būtų tas pats mūsų risk rewardas, kai yra krosinamas EMA100, bet, kaip sakau, turėkite nusistatę savo risk rewardą, juos siekite ir uždirbsite ar praeisite challenge'us, čia jau priklauso nuo jūsų. Tačiau, kaip aš 1/3 hitino mano take profito lygį ir su šiuo treidu lygiai taip pat uždirbau 750 baksų. Dabar tai paskutinis treidas ir, kaip sakiau, 75%, tai šitas treidas kaip ir aišku, kad nesuėjo. Tačiau pažiūrėkit argumentus, kodėl būtent aš jau šitą treidą. Turėjome uptrendą, viskas gerai, buvo galima, sakykime, ieškoti long pozicijos. Tik tai, kad jau vakaras ir kas man labai aktualu ir kas man patiko, kad šitoje vietoje mūsų key levelis, kurio GBP USD grafikas nepermušė. Aš laukiau, kol grafikas nusileis žemiau, mūsų EMA100 grįž ir tada eis vėl į apačią. Ėjo vėl į apačią, papušino, turėjome krosinimąsi ir pasižiūrime, kaip suvaišėjo. Kaip matote, grafikas ganėtinai respektina EMA100, kas man patiko, tačiau pradėjo ir hitino mano sell. Ir su šiuo treidu aš netekau 1%, kas yra 250 baksų. Taigi, hebryte, ačiū visiems, kurie žiūrėjote.
Tikiuosi strategija naudinga, informacija taip pat naudinga ir papildoma informacija tarp strategijų, kurios, sakykime, patvirtina mano įėjimo taškus ar nepatvirtina mano įėjimo taškų, jums bus naudinga. Kaip galite iš kitos perspektyvos žiūrėti grafikus, ne tik žiūrint į kokia yra strategija. Ta prasme, sekite trendus, žiūrėkite key levelius, žiūrėkite supporto resistance lygius ir tai tikrai padės. Tai kaip sakau, reikia laiko, reikia dirb, padarysit savo. Tik tai reikia laiko. Tai va, kurie žiūrėjote, jeigu turite pastebėjimų ir komentarų skilti, pasubscribinam kanalą, joininam į Discordo grupę, dabar kaip tik promotionas vyksta, pasižiūrėkite ir gražaus jums visiems sekmadienio. Bye.